Sveiki visi žiūrintys. Šiandien pas mane svečiuose yra nuostabus automobilis Volvo su įbrištom durelėm. Bus automobilio viso poliravimas ir durelių dažymas. Parodysiu, kaip padaryti įbrėžimą, kad jisai nudažius nesusėstų, neišiškėtų. Ten daug nebus ką rodyti, viskas aiškiai ir paprastai. Toks įbrėžimas. O, nagas kliūva. O čia nieko nepribursi. Pardavimui dar galima padaryti. Galima ten, kaip rodžiau, dažų, jeigu labai giliai dėl ant viršaus lako ir pripoliruoti. Bet aplinkui nuo poliravimo lakas labai suplonėja ir vis tiek po kurio laiko išlenda tie visi dalykai. Tai va, čia rankinėlę reikės išimti, nes čia tarp yra gumelė, kurios uždažyti negalima, teks duris ardyti. Nu, o bendras vaizdas toks, truputį lakas nori būti atšviežintas. Va, matosi toksai pilkas ant viršaus šešėlis, va čia labai gerai matosi. Oi, poliravus. Bus ryškiau. Tai va. Nu ir truputį pafilmuosiu, jeigu parodysiu, kaip kas vyksta. Paimsiu škurkę P120, pašiaušiu ir pritepsiu į vidų. Nes kas daro labai greitai bet man tiesiog užgruntuoja. Bet paskui po savaitės laiko gruntas paima ir susėda ir vis tiek paskui matosi ant lakų toksai vat kontūras, šešėlis. O aš paimu užglaistau ir paskui užgruntuoju, tada jau garantuotai. Nes, gaunasi, kad tuo momentu, kol atidavinėjai, gerai viskas yra, kai nugruntuota. O kažkiek laiko pradeda vis tiek išiškėti kontūrą. Dėl to aš glaistau ir gruntuoju. Lapelis P120, kaip sakiau. Labai plačiai nereikia šiaušti. Glaistas pas mane bus MIPA Universal Spachtel Polister Universal Body Filler. Vienu žodžiu, purus, tas minkštas, purus paskutiniam sluoksniui, finišnoje, kaip sako. Dabar tepam. Biškį štoriau uždedu. Prisikračiam. 320, nešauk. Puodelis. Grįžtu prie 120 ten gyvą dėlą. Tu 40 dabar. Ištrinam ryskės. Dabar 320 ir galėsim atgruntuoti jau. Apsikliuosiu. Sakė, nepatarė. Ir viso. Gal neiškris. Gruntavimo darbai baigėsi. Nes duobę radau. Čia duobė. Šaizė. Toks špaklis. Kaltūriniai. Su stiprų pluoštų užtikiu, kai nesusėstų.
Simon, kur aš gyvenau. Tai gerai. Leonas, tyliai. Tau vienas viršininkas bus. Nu va, viskas, pasiruošiau. Einu gruntuoti. Nu, išlindo dar duobelį. Dar duobelį. Nu, taip ir gaunasi. Atrodo nieko. Ten. Nu. Viskas, dabar foną uždėsiu. $800 tarpus. Я тебя приколаю. Ты можешь себе сол. Taip viskas matosi puikiai. Dulkelių aišku yra biškis, bet teks, vis tiek poliruosiu šią. Va. Viskas matosi. Tas perichodas kaip praėjo. Čia tamsi spalva, eina, šviesiau. O, eina į laką. Skaidru. Tamsi, originali spalva. Viskas. Tai reiškia, taip perichodas pasidarė. Šiandien su Volvo tiek. Rytoj dar bus poliravimas. Gal pafilmuosiu, gal ne, nežinau, pažiūrėsiu. Tai va, bye.